Lietuvos krepšinio klubams baigus kovas europiniuose turnyruose dabar visas dėmesys skiriamas šalies pirmenybėms. LKL paaiškėjo pirmoji ketvirtfinalio pora, o serijoje dėl patekimo į pusfinalį kovos Utenos Juventus ir Vilniaus Rytas. Čempionų lygoje triumfavęs sostinės klubas iš Vilniaus savivaldybės sulaukė ir solidžios piniginės premijos. Plačiau reportaže. Prieš 2 dienas iškovota FIBA čempionų lygos trofėjų atšventęs Vilniaus Rytas ilgai ilsėtis negali. Sostinės klubas dabar grįžta baigti Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus sezono kovų. Vilniečiai jau užsitikrinę antrąją vietą, todėl ketvirtfinalyje jų lauks 7 liksiantys Utenos Juventus krepšininkai. Tiesa, net 17 metų laukimą nutraukęs Ryto triumfas sulaukė įvertinimo ir iš Vilniaus miesto savivaldybės. Taryba nusprendė klubui skirti $500 000 premiją. Tuo metu Kauno Žalgiris šiandien sužinos savo galutinę vietą Eurolygos sezone ir taip pat galės skaičiuoti pinigus, kuriuos pavyks susižerti. Ar Lietuvos čempionai liks 5, ar smuks į 6 poziciją, priklausys nuo lemiamų Valensijos ir Atėnų Panathinaikos rungtynių. Dabar serijos rezultatas lygus 2-2. Jei seriją laimės Valensijos klubas, Žalgiriui atiteks $1 200 000 premiją. Graikų pergalės atveju kauniečiai gaus $150 000 mažiau. Valensijos ir PAO poros nugalėtojas Eurolygos pusfinalyje susitiks su Madrido Realu, o kitame pusfinalyje žais Pirėjo Olympiakos ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahče.